Na, o dabar ištikimųjų automoto žiūrovų ilgai lauktas ir pagaliau sulauktas reportažas iš Rokiškio Bajorų autokroso trasos. Čia dar gegužės viduryje surengtos Aukštaitijos kroso pirmenybių pirmojo etapo lenktynės. Jose startavo net kelios dešimtys sportininkų, besivaržysių 5 skirtingose klasėse. Klasėje iki 1,6 litro darbinio tūrio variklių pirmoji vieta atiteko Vidui Bobrovskiui iš Joniškio, antrasis finišavo Giedrius Janavičius iš Radviliškio, trečiasis Kasparas Rubliauskas iš Rokiškio. Klasėje iki 2 litrų pirmoji vieta atiteko Raimondui Kukeniui iš Biržų, antrąją vietą iškovojo taip pat biržietis Gražvydas Venskus, trečiasis čia liko Aleksėjus Apagovas iš Rokiškio. Open klasėje po įnirtingos kovos pirmąją vietą išplėšė Vytautas Vainauskas iš Rokiškio, už nugaros palikė Sigitą Judžionį iš Biržų ir taip pat rokiškėną Marių Žiukelį. VAZ klasėje pirmąją ir antrąją vietas iškovojo Almantas ir Ovidijus Januševičiai, trečiasis čia liko Tadas Baltrūnas, beje visi prizininkai biržiečiai. Jaunimo klasėje pirmąją vietą džiaugiasi Aurimas Pukėnas iš Rokiškio, antrasis finišavo Karolis Petrovičius iš Panevėžio, o trečiasis Eitvydas Januševičius atstovavęs Biržams.